Kauno Žalgirio krepšinio komanda iškart po švenčių sugrįžta į Eurolygos kovas. Ši savaitė lemiama, nes dviguba. Antradienį vakare Žalgiris žais su Dubai. Komanda, kurią Tomas Masiulis vadina vienas stipriausių puolime. Kartą žalgiriečiai ją jau pralaimėjo. O ši savaitė ir atsakys į visus klausimus, nes Žalgiris yra labai arti to, kad užsitikrintų vietą atkrintamosiose. Prieš beveik 5 mėnesius pasaulis akivaizdu atrodė stipriai kitaip. Šie Kauno Žalgirio klubo filmuoti vaizdai puikus to įrodymas. Žalgiriečiai čia lapkritį lankosi saulėtame Dubajuje, apžiūri miesto gigantiškas architektūros pergalės ir vėliau siekia savosios pergalės aikštėje. Žaliai balti žaidžia pirmas oficialias Eurolygos rungtynes artimuosiuose rytuose ir kol kas paskutinės. Dubajuje patirtas pralaimėjimas 6 taškais, o be namų dėl akivaizdžių priežasčių likusi Dubajaus komanda šiuo metu Kaune. Be galo talentingas varžovas puolime, turi kiekvienoje pozicijoje labai talentingų žaidėjų, žinom jų situaciją, kad jiem rungtynės labai svarbios yra, taip pat laukia sunkia kova, bet kaip visą laiką prie savų sirgalių norim tikrai žaisti gerą krepšinį. Dubai komanda 6 pagal rezultatyvumą turnyre. Tai būtų reikšmingas faktas, jei pats Žalgiris nerinktų kone identiškų skaičių puolime. Vidutiniškai Dubai pelno po 89 taškus, Žalgiris viso labo pusę taško mažiau. Tiesa, Dubai jau 3 kartus iš eilės renka virš 100 taškų. Tikrai turi kiekvienoje pozicijoje labai talentingų ir žaidėjų. Kitas dalykas ir tie maloniai stebina naujokai Eurolygos, Makinleraitis ir Kabengelė. Žalgiris dabar 6 turnyre ir yra lygiai tiek pat arti pirmosios vietos, kiek 10-osios. Su 21 pergalė Žalgiris visiškai kontroliuoja situaciją. Tai reikia vienos pergalės ir įkrintamosios bus oficialiai pasiektos. Labai arti žaliai balti ir to, kad užsitikrintų vietą atkrintamųjų šešetuke. Kovoja jau ir dėl namų aikštės pranašumo. Po rungtynių su Dubajumi Žalgiris išvyks į Belgradą, kur kausis su Partizan komanda. Reguliarųjį sezoną žaliai balti baigs balandžio 17 dieną namuose kova su Paryžiumi.